Atliksime dabar funkcinius testus, vertinti tavo laikysenai, mobilumui ir stabilumui. Tai pradėkime nuo pritūpimo testo. Reikės atsistoti, pečių plotyje, rankos virš galvos ir stengiasi giliai pritūpti. Aha, atsistok, pasuk dabar dar šonu ir pakartok pritūpimą. Gerai, puiku, gali nuleisti rankas. Dabar atliksime Tomaso testą, įvertinti tavo klubų lenkiamiesiems raumenims. Paprašysiu atsigulti ant tokio mūsų vadinamo stalo. Aha, visiškai atsigulk. Ir prisislink, kad dubuo tavo, sudem dabar abi kojas, kad tavo dubuo būtų prie stalo krašto. Gerai. Pritrauk dabar šitą klubą prie krūtinės, kiek eina, ir šitą atpalaiduok ir ištiesk. Truputį keliasi į viršų, gerai. Dabar šitą. Aha, ar jauti kažkokį skausmą? Gerai. Dabar atsargiai atsikelk. Truputį pamodifikuosime, atsigulk ant kilimėlio, kadangi turėjai kairios kojos traumą ir būtų neteisinga tikrinti abi kojas vienodai, tai pabandysime atskirai patikrinti disbalansus. Ištiesk šitą koją visiškai, o šitą aš pasistengsiu lenkti ir pasakyk, kada pradedi jausti skausmą. Klube jauti. Gerai, dabar ištiesk šitą koją ir aš dabar spausiu šlaunį į apačią ir pasakyk, ar jauti kažkokį skausmą. Skausmą nebe tokį... Įtampa, gerai. Dabar atliksime vienos kojos atsistojimo testą, tai paprašysiu atsisėsti irgi ant mūsų kėdės. Sudėk rankas ant krūtinės, koją truputį pastatyk arčiau, šitą pakelk ir stenkis atsistoti ant vienos kojos. Aha, gerai. Įdomumo dėlei pabandom atsistoti ant kitos kojos taip pat. Nepavyksta, gerai. O jeigu dabar abiem rankom, abiem kojom ir gali ištiesti rankas į priekį ir pasisiūbuoti, ar pavyksta atsistoti? Aha, visai neblogai. O jeigu dabar dar rankas padėjus ant krūtinės? Aha, visai neblogai. Gerai, dabar atliksime pečių mobilumo testą. Atsistoti į nugarą ir stengies pasiekti savo rankas ir taip. Gerai, ir dabar antrai. Aha, o jeigu šitą, šitaip pat. Gerai, plius. Dabar atliksime čiurnos mobilumo testą. Tai paprašysiu atsistoti prie sienos maždaug 10 cm, kažkur čia, ir stenkis prilenkti kelį, nekeldama kulnies. Gerai, kitą koją. Aha, jeigu truputį toliau, nes man atrodo buvo truputį per arti. Nu, va čia kažkur. Gerai. Tvarka. Ir galiausiai patikrinkime tavo stabilumo testą. Tai paprašysiu pastovėti ant vienos kojos. Dabar ant kitos. Puiku. Gerai. Taigi, Gabrielė, aš siunčiau tau užpildyti anketą. Ją išsianalizavau ir pagal tai sužinojau, kad turėjai traumą kairiojo šlaunikaulio skeveldrinį lūžį ir dešinio kaktikulio šakos lūžį. Darėme funkcinius pratimus, pagal tai tikrai įsitikinome, kad tai turi įtakos tavo dubens stabilumui, klubo mobilumui ir asimetrija yra. Taip pat paminėjai savo klausimyne, kad turi skausmą kairiajame kelyje ir čiurnoje. Tai taip pat yra dėl asimetrijos ir patirtos tavo traumos, kadangi viena pusė kompensavo tą kitą. Taip pat paminėjai klausimyne, kad yra dalinis kaklo ir nugaros srities sustingimas
Iš tikrųjų, atliekant funkcinius testus, vieną atlikom viršutiniai daliai, tai rankas pasiekė, buvo viskas tvarkoj, tai aš gal sakyčiau, kad yra dalinis sustingimas ir kad laikysenos problemų turi, todėl nes tavo mentės truputį yra atsikišusios ir yra truputį pavažiavęs kaklas į priekį, tai reikėtų pritaikyti kažkokių pratimų ir viršutiniai tavo kūno daliai. Tai va, tavo tikslai, kuriuos išreiškiai, yra mobilumo, laikysenos gerinimas ir jėgos ir ištvermės didinimas. Tai puiku. Ką dar matome iš tavo funkcinių atliktų testų, tai tarkim iš pirmo giluminio pritūpimo testo, šiaip pritūpiai giliai, keliai lyg nelinko į priekį, truputį juosmuo gal į priekį linko ir sakė, atsikeldama jautei skausmą nugaros dalyje. Ką tai gali rodyti, kad yra galimai silpnokas pilvo presas ir silpnokis sėdmenis, ar ne? Toliau pabandėme atlikti Tomaso testą, įvertinti klubo lenkiamuosius raumenis ir jų įtampą. Tai su viena puse buvo viskas tvarkoj, truputį kilo klubas tavo į viršų, tai yra įsitempę klubų lenkiamieji. Su kita puse nepavyko atlikti testų, bet mes po to padarėme analogišką ant kilimėlio, yra jaučiamas skausmas. Tai iš tikrųjų su ta kita puse reikėtų pirmiausia atlikti mobilumą minkštųjų audinių, tempimus su pagalba, būtent tai pusiai. Ir dėl skausmo tai pirmiausia atlikinėti izometrinius pratimus, palengva, kažkaip su guminė juosta. Gerai, toliau. Čiurnos mobilumo testas prie sienos, tai tikrai yra ribotas čiurnos mobilumas. Keista, kad to nepasirodė pritūpime. Atstojimas ant vienos kojos, taipogi, su viena puse pavyko visai neblogai, su kita puse nepavyko visai. Tada pabandėme atlikti ant abiejų kojų. Tai matome, ir tavo sveikoji pusė puikiai padeda tavo traumas turinčiai pusiai darbuotis, tai nepasistebėjo kažkokių reikšmingų kompensacijų, ar ne? Atsistoja pakankamai tiesiai, gražiai. Tai ir ant vienos kojos stovėsenos testas, ar ne? Kadangi mes pasipraktikavom truputį prieš kamerą dar, tai tau buvo sunkokas stovėti, dabar jau truputį prasimankštinai, jau pastovėjai. Ką tai rodo? Kad truputį tau pasportavus įmanoma, kad jaustumai stabiliau ir geriau, tai aš rekomenduočiau kiekvieną dieną po truputį tai daryti. Ir tiek. Rezumė, tai tavo stipriosios pusės, ar ne, iš tikrųjų esi lanksti viršutinėje nugaros dalyje, ne tiek lanksti apatinėje, dėl aiškios traumos, ar ne, ir šitos sritys ir bus stiprinamos. Tai bus stiprinama nugara, trapecija, kaklo raumenis, kada statyti tavo viršutinės nugaros tą laikyseną viršutinės dalies ir pagrindinis akcentas bus į apačią, stiprinti tavo klubus, stiprinti tavo koją po traumos, kad būtų jėgos joje, nes faktas, kad tu ją saugojai ir jinai truputį atrofavosi, ar ne, ir pabandyti sulyginti, ar ne, su sveikaja koja. Tai pirmieji treniruočių žingsniai tokie ir bus. Iš lėto, lengvai, pradedant nuo stabilumo, balansų, nuo mobilumo ir jau toliau žiūrėsime po kelių savaičių eigoje, galėsime pasikonsultuoti, kaip tu jautiesi, koks progresas. Aš sudarysiu tau planą ciklais iki pusės metų, bet jeigu ką, galėsime pakoreguoti, žiūrint, jeigu kažkas tau pavyksta ar nepavyksta. Labas, Gabrielė. Labai gerai, kad pavyko mums gyvai susitikti, pasikalbėti, užpildėme klausimynus, išgirdau tavo norus, atlikome funkcinius testus, o dabar paleidžiu tave nuotoliu treniruotis vienai pačiai
aišku, konsultuosiu tave, kiek tik tau reikės. Sudariau ilgalaikį treniruočių planą, tai makro ciklas būtų 6 mėnesiai. Pagrindiniai mūsų tikslai viso to pusmečio bus gerinti laikyseną, kadangi yra atsikišusios mentis, pečiais vyra į priekį, yra kaklo ir galvos skausmai, kaip sakei. Kaip mes pabandysime pasiekti šitą tikslą? Tai pečių ir mentės stabilizacija, įtraukiu traukimo pratimus, pečių išorės rotacijos pratimus, kad sustiprėtų užpakalinė pečių dalis ir mentės retraktoriai. Toliau bus krūtinės raumenų tempimai, kadangi dėl sėdimos laikysenos krūtinės raumenys yra sutrumpėję pas tave, todėl reguliariai tempdama sumažinsi priekinių raumenų įtampą ir dėl to leisi pečių ašį natūraliai koreguotis. Ir kaklo ir viršutinės nugaros dalies pratimai. Atliksi laikysenos pratimus, trapecijos ir rombinių raumenų stiprinimas bus, kad sumažėtų įtampa kaklo ir viršutinės nugaros srityje. Sekantis mūsų tikslas bus koreguoti dubens pasvirimą į priekį. Tai labai yra svarbus dalykas, kaip pasieksime šitą tikslą. Tai aktyvuosime sėdmenis, įtraukiau izoliuotus sėdmenų pratimus, kurie padės stiprinti sėdmenis ir sumažinti tą dubens pasvirimą. Būtent stiprinsime pilvo presą. Prioritetas bus ne tik tiesiam pilvo raumeniui, bet ir giliųjų pilvo raumenų aktyvavimui, kas padės stabilizuoti tą dubenį. Ir klubų lenkiamųjų raumenų tempimai. Tai didelis dėmesys šitam bus skiriamas. Ir dar tiesiojo šlaunies raumenų tempimai, nes jų įtampa yra viena iš pagrindinių dubens pasvirimų priežasčių. Sekantis tikslas mūsų pusės metų yra stiprinti tą kairę koją. Pabandysim atsistatyti po traumos, padidinti mobilumą ir jėgos balansą. Tai kaip pasieksime šitą tikslą? Įtraukiau vienakojus pratimus, pamažu bandysi pritūpti, įtūpstus atlikti ir pabandyti kažką su pusiausvyra, ar ne, kad stiprėtų ta kairė koja ir mažėtų disbalansas tarp kojų apskritai. Pritaikiau svorio perkelimą, tai tokie pratimai skirti sveikos kojos kompensacijai, kadangi tavo sveika koja iš tikrųjų labai kompensuoja kairę koją ir atrodo vizualiai, kad viskas yra gerai, bet pati kairė koja yra žiauriai silpna, tai palaipsniui perkelsi daugiau svorio ant kairės kojos. Toliau mobilumo pratimai, kadangi kairėje kojoje ribotas klubo mobilumas labai, įtraukiau mobilumo didinimo pratimus ir PNF tempimus. Sekantis tikslas tai yra didinti čiurnų mobilumą ir klubų stabilumą. Tai atliksi čiurnos dorsifleksijos lavinimo pratimus, pusiausvyros ir propriorecepcijos pratimus. Čia yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl taip greitai prarandi balansą ant vienos kojos, yra silpni klubų stabilizatoriai tavo, todėl įtraukiau statinius ir dinaminius stabilumo pratimus. Palaipsniui didinsiu stabilumo krūvį, tai pradėsi nuo paprastesnių statinių pratimų iki dinamiškesnių judesių, kurie gerins tą tavo funkcionalumą ir saugumą kasdienėje veikloje. Ir paskutinis mūsų ilgalaikis tikslas yra apskritai gerinti bendrą jėgą ir funkcionalumą. Tai stiprinsim jėgos bazę, įtraukiau bazinius jėgos pratimus su laipsnišku progresu, funkcinius judesius gerinsim, bandysim pritaikyti jėgą kasdieniuose judesiuose, atliksi daugiau daugiaašių pratimų, kur apims rotaciją, spaudimą, tempimą ir stabilumą ir galiausiai jėgos ištvermę ugdysim. Tai palaipsniui trumpinsi poilsio pertraukas, įtraukiau didesnio intensyvumo pratimus, taip bandysim pagerinti tą bendrą fizinę ištvermę. Taip, suskirščiau visą tą pusės metų makrociklą mezociklais, kas 4 savaitės. Rekomenduočiau sportuoti 3 kartus per savaitę, tai 3 skirtingos treniruotės. Ir kas 4 savaitės tos treniruotės bus visgi truputį pakoreguotos, ar ne? Tai pirmasis mezociklas yra mobilumas ir laikysenos korekcija.
Čia bandysime atpalaiduoti įtemptus raumenis, aktyvuoti silpnas grandis, gerinti laikyseną ir mobilumą. Sekantis mezociklas yra bazinė jėga ir stabilumas. Tikslas toliau gerinti laikyseną, stiprinti silpnas toliau ir grandis, subalansuoti kairės ir dešinės kojos jėgą ir didinti stabilumą. Trečias bus 9-12 savaitė, jeigu viskas puikiai seksis pagal planą, tai funkcinė jėga ir laikysenos stiprinimas. Čia toliau stiprinsim laikyseną, mažinsi kompensacijas ir paskutinis bus, tiksliau prieš paskutinis yra ištvermė ir jėgos ugdymas, vėlgi laikysena, mobilumas ir pusiausvyra. Ir paskutinis jau jėga ir mobilumo palaikymas, funkcinė adaptacija. Tai čia žiūrėsime pagal tavo progresą, arba palaikymo fazė bus, arba didinsim tą viso krūvį. Tai tikslas išlaikyti, ką jau pasiekėm, didinti truputį gebėjimus, sustiprinti kompleksinius judesius ir tuo pačiu mažinti traumų riziką. Tas irgi yra svarbu. Tai atsiųsiu tau visą programą, jeigu kažkas neaišku, kreipkis, būtinai bandysime viską kuo tiksliau išsiaiškinti, kad kuo puikiau seksis, palaikysime nuolatos ryšį ir linkiu kuo didžiausios sėkmės sportuojant. Iki.